Atsiprašau. Labas rytas, gerbiamas ministrė, komandos nariai, viceministrai. Tikimės, kad Lietuvos gynyba nevėluos, taip kaip jau šiandien Liberalų sąjūdžio frakcija, bet vis tiek malonu labai matyti jūs ir tikimės, kad turėjote laiko apšilti kojas jau naujoje pozicijoje, susipažinti su visais klausimais, todėl ir norėtume jūsų šiandieną paklausinėti detaliau ir apie jūsų darbotvarkę planuojamą, ir apie, žinoma, biudžetą. Ir apie tos klausimus, kurie išvertė iš pozicijos jūsų pirmtakė Dovilė Šakalienė. Tai visų pirma, norėčiau paklausti apie tai, kaip jūs, kaip naujasis ministras, planuojate išsklaidyti abejonės, kurios visuomenė yra kilę, tiek dėl socialdemokratų ir koalicijos įsipareigojimo skirti, laikytis viešai deklaruoto tikslo, VGT patvirtinto, dėl 5,38%, ar tai yra jūsų kaip ministro raudona linija, kad toks biudžetas būtų patvirtintas Seime. Antras dalykas, kaip planuojate išleisti, jeigu bus patvirtintas toks biudžetas, ar pavyks apginti šias išlaidas tik kariniam reikmėm, gynybos reikmėm, ar visgi, na, kaip premjerė tai mėgsta formuluoti, plačiai suvokiamam saugumui, į kurį įeina ir keliai, ir kiti dalykai. Ir trečias dalykas, kaip jūs planuojate užtikrinti, kokių priemonių imsitės, kad nebūtų abejonių dėl skaidrumo leidžiant gynybos biudžeto lėšas, kad nepasikartotų auksiniai šaukštai, kad neatsirastų naujų fegdų. Tai labai norėtume pradėti nuo jūsų kaip ministro plano, darbotvarkės, kaip jūs ketinate atstatyti pasitikėjimą, kurį socialdemokratų veiksmai iki šiol yra smarkokai paklibinę. Prašau. Ačiū labai už klausimus. Malonu čia būti, per pirmą frakciją iš opozicijos, kuri pakvietė ir, kaip matot, nebijome, ateiname, bendraujame, tai jau, bet randame laiko, kad ir atsiprašant, šiek tiek vėluojant, bet vėlavimas irgi yra dėl konstruktyvių priežasčių, kadangi buvo techninis pasitarimas būtent dėl gynybos klausimų. Tai, manau, iš karto tai, kad randame laiko atvykti čia, turėtų sklaidyti tam tikras, na, kaip jūs sakote, abejonės. Nemanau, kad socialdemokratai kažkaip tai sukėlė kažkokių tai abejonių ar dvejonių dėl krašto apsaugos sistemos. Mūsų formuotas biudžetas, gynybos biudžetas 5,38% yra rekordinis, didžiausias Lietuvos gynybos biudžetas ir ne moraliai tai šnekame, o skaičiais tai įrodome. Tad be abejo, jūsų klausimas yra labai geras. Pasiūlymas yra pateiktas Seimui. Seime be abejo mes turime įvairių iniciatyvų, kas yra, sakyčiau, normalu, Seimo nariai turi galimybę teikti iniciatyvas. Tačiau kaip ir partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius jau pasakė viešoje erdvėje ne vieną kartą, kaip ir premjerė Inga Ruginienė jau ne vieną kartą viešoje erdvėje pasakė, taip ir aš pakartoju, kad 5,38% yra iškalta akmenyje. Negalime mes tų skaičių mažinti. Bendraujant, man jau teko bendrauti ir su Amerikos ambasadorė Lietuvoje ir Nordic Baltic formate susitikti su Šiaurės Baltijos šalių ministrais ir su Vokietijos ambasadorium jau teko pasikalbėti ir su NATO admirolu teko pasikalbėti. Visi vertina būtent tai, kad Lietuva, na, turbūt nebus, o iš tikrųjų bus pirmoji NATO valstybė pasiekusi tokį procentą nuo BVP. Tai daro teigiamą įspūdį mūsų partneriams, kas mums yra be abejo labai svarbu, išlaikant savo saugumą. Dabar atsakant į klausimą, ar aš ginsiu šitą skaičių, be abejo. Ministro kėdė, kaip matome, būna kartais labai laikina. Ir šitoj vietoj tikrai jokių kėdžių nesu įsikabinęs. Tačiau, mano manymu, politikas, bet kuris politikas,
darydamas tam tikrus veiksmus, kad ir galimai galbūt su teigiama, gera intencija, visgi gali padaryti ir tam tikrą žalą, sukelti tam tikrą chaosą. Tad šioje vietoje chaoso tikrai nebus. Yra Seimo frakcija, socialdemokratai, 52 žmonės. Yra koalicija su savo be abejo mintimis, bet koalicija yra. Yra opozicinės frakcijos, tai ir jūs kreipiuosi. Tikiu, kad visi kartu mes sugebėsime apginti 5,38% Lietuvos gynybos tikslams, nes tai yra, visi suprantam, turbūt net niekas nekvestionuoja, tai yra kritinė situacija, esant geopolitiniai situacijai, matant, kokias grėsmės kyla, mes negalim turėti mažesnio biudžeto. Jeigu galima, aš pasižymėjau tos klausimus, tai dabar dėl kelių, čia kaip buvo kalbėta, trinkelės ir taip toliau, man labai nepatinka toksai palyginimas, nes tai sukelia šiokią tokią, sakyčiau, dezinformaciją iš esmės. Aš suprantu, kad yra nuogąstavimas. Biudžetas didelis, beveik 5 milijardai. Infrastruktūrinių problemų turime visoje Lietuvoje, nebūtinai susijusių su gynybos poreikiais. Sutinku. Ir šitoje vietoje mano, kaip ministro, ir mano komandos darbas, tai yra ir už infrastruktūrą atsakingas viceministras Bronius Bieliauskas, dėl to jis čia yra, kad ilgi paneigti, jeigu kažkokia, abejonės kils. Visa infrastruktūra, kuri galimai galėtų būti finansuojama, turi būti tiesiogiai susijusi su gynyba. Ką turiu galvoje? Poligonai. Jeigu tai yra reikalingas kelias privažiavimo ar geležinkelis kariuomeniai, tai reiškia, mes į tai turime investuoti ir tai yra kariuomenės poreikis, lūkestis, kad technika galėtų pasiekti poligonus. Lygiai taip pat investuojame į poligonus, nes mes šnekam apie diviziją 20-30 metais, mes šnekame apie vokiečių brigadą iki 27 metų pabaigos. Šitos klausimus, čia irgi yra infrastruktūra, kuri yra reikalinga. Tai tuos klausimus sprendžiam ir kiek aš esu informuotas, kiek informacijos susirinkau, vėlavimų čia neturime, netgi su vokiečių brigada turime ir teigiamų signalų. Tačiau kariams neužtenka tik tai gyventi Lietuvoje, būti Lietuvoje. Jiems reikia ir mokytis, treniruotis, bendradarbiauti tarp mūsų kariuomenės, sąjunginių kariuomenės, tad poligonai tikrai reikalingi. Investicijos į poligonus bus. Infrastruktūra šalia poligonų, vėlgi bendradarbiaujant ir su savivaldybė, tai reiškia, kad savivaldybėmis, kad tose savivaldybėse, kuriuose poligonai kūriami, tai bendros paskirties, pabrėžiu, kad tai yra ir kariuomenės lūkesčiams atliepti, ir savivaldybės bendradarbiavimo lūkesčiams atliepti, tam tikros investicijos bus numatomos, tačiau labai saikingos ir labai ribotos, nes ginklai, karinis patarimas, kariniai poreikiai yra pirmoje vietoje ir čia kitaip būti negali. Tai čia paminėsiu ir tą patį dabar pagrindinį Lietuvos kelią, pagrindinį gynybos ramstį, tai yra Fegdos kelią, tai visi žinom, kad yra pradėtas STT tyrimas, ką aš labai sveikinu iš tikrųjų, nes kai politikai teikia informaciją, viešina informaciją, visą laiką mes turim, turbūt natūraliai turim kažkokią šiokią tokią abejonę. Tačiau, kai institucijos pradeda tyrimus ir pateikia tos tikslę informaciją, turbūt abejonės išsisklaido geriausiai. Taip, kad aš šitoj vietoj daug komentuoti negaliu, nes jeigu tyrimas yra pradėtas, tai natūralu komentarai bus po tyrimo, o šiaip iš esmės aš įsveikinu ir mano supratimu, bendraja prasme, jeigu vyko darbai, jeigu yra brokas, o akivaizdu, kad jis yra, jisai turi būti pašalintas. Tai čia kaip bet kurioje rangoje, bet kuriam darbe. Na ir va čia reziumuojant į skaidrumą. Iš esmės yra gerbiamos Skardžiaus irgi iniciatyvos auditams, yra poreikis pamatyti, sakykime, nuspręsti, kad pamatyti, kad viskas vyktų skaidriai. Ir čia aš jau sakiau dar pačioj pradžiai, kad gynybos resursų agentūros klausimas yra labai svarbus.
pirkimų procedūros, planavimo procedūros klausimai yra labai svarbus ir ten pokyčiai turės būti. Ačiū ministrė, aš paprašysiu vos trumpinti klausimus. Visgi noriu dar perklausti. Džiaugiuosi, kad jūsų kaip ministro raudona linija yra 5,38%. Kas yra, jūs nuolat pabrėžėte savo lojalumą partijai ir aš labai linkiu jums, kad jums nereikėtų rinktis tarp lojalumo gynybos biudžetui ir lojalumo partijai. Bet kadangi mes čia taip atvirai kalbame ir jūs esate pas mus pirmoji opoziciniai frakcijų kaip ministras, ar jūs galite patvirtinti, kad iš savo politinių viršininkų, iš Ingos Ruginienės, iš Mindaugo Sinkevičiaus, jūs nesate gavęs jokių užuominų apie tai, kad netampyti Fegdos už ūsų, jeigu norite išlaikyti savo kaip ministro poziciją, ką akivaizdžiai yra gavusi Dovilė Šakalienė. Tai... bet ministras turi galimybę tiesiog išsklaidyti abejones. Gera pastaba, tai aš gal taip tiesiogiai neturiu gal net ir teisės atsakyti, tačiau mano sąžinė yra rami. Aš pasakysiu taip. Ir šioje vietoje lojalumas partijai reikėtų suprasti, kažkaip jo nehiperpolizuoti. Man atrodo, Viktorija, jūs irgi lojali liberalam. Tai turbūt visi mes esame savo organizacijų, kaip organizacijų nariai, tačiau negalim peržengti savo vertybių. Teisingai. Be abejo. Eugenijus Gentvilas klausia. Aš noriu patikslinti, mano žiniomis STT nėra pradėjusi ikiteisminio tyrimo, tik aplinkybių patikslinimą, kas nėra ikiteisminis tyrimas, todėl jūs galite atvirai sakyti, dar tyrimas nevyksta. Taigi, mano pakartotinis klausimas, nors jūsų sąžinė rami, ar premjerė arba Sinkevičius yra davę jums užuominų dėl Fegdos? Elgtis vienaip ar kitaip, tai čia vienas klausimas. Antras klausimas yra toks. Kai premjerė supyko ant Šakalienės, jinai atėmė iš Krašto apsaugos ministerijos dalį funkcijų ir perdavė ekonomikos inovacijų ministerijai, tai yra gynybos pramonė. Koks likimas gynybos pramonės? Šiek tiek yra paradoksali situacija ir tiesą sakant, ji visiškai keista, kad dėl požiūrio į vieną asmenį, į vieną ministrą buvo sujaukta visa funkcijų paskirstymo lentelė. Taigi, ar sieksite, kad Krašto apsaugos ministerijai vėl grįžtų šitą funkciją, gynybos pramonės kuravimas, plėtra ir kas būtų atsakingas iš viceministro ar kitame lygyje už gynybos pramonę, jeigu ją sugrąžintų maloniai, gerai į jūs žiūrėdama, o gal jeigu negrąžins, ko gero reiškia, kad ir į jūs blogai žiūri. Tai dėl Fegdos aš visgi atsakysiu abstrakčiau, kadangi nenoriu paslysti tarp teisinių supratimų ir interpretacijų, tai dar kartą kartoju, kad mano sąžinė yra rami, aš spaudimo aš neturiu. Ir sprendimus priiminėju aš, kadangi aš už tos sprendimus ir atsakysiu. Taip, kad šitoje vietoje mano sąžinė rami. Dabar dėl gynybos pramonės. Taip, situacija yra tokia įdomi ir aš nežinau, ar tai galima traktuoti kaip kažkokį tai supykimą, gal laikmetis taip sutapo, nes kaip matome, pramonė, verslo bendruomenė iš esmės sveikina tokį pokytį. Šiai dienai mes tarp Finansų ministerijos, Ekonomikos inovacijų ministerijos ir Krašto apsaugos ministerijos būrėme darbinę grupę, tarp ministerinį tokį dėrybinę ir darbinę grupę, kadangi Krašto apsaugos ministerija bet kuriuo atveju, visiškai bet kuriuo atveju neša gynybos pramonės vėliavą būtent iš karinio gynybinio poreikio. Tai reiškia, mes sakom kartu su kariuomenė, kad mums reikia tokių galbūt sprogmenų gamybos, arba gal tokios įrangos surinkimo, arba gal tokių dronų surinkimo, arba gal tokių technologinių sprendimų. Ir tada jau tiek finansavimo dalis, tai ar ten holdingas ar ne holdingas ar panašiai, tiek skatinimo dalis, kas jau ekonomikos inovacijų galėtų būti, sakykime, kažkokie tai fondai papildomi, atsiranda ta tikra sinergija.
Tad nematyčiau šią didelės dramos dėl to pokyčio. Be abejo, tas toksai atsiranda platesnis bendradarbiavimas. Ne visada jis yra blogai iš tikrųjų. Tad nevertinčiau čia kaip kažkokios tai nuobaudos, arba jeigu tai negrįž atgal, kaip sakykime, kaip buvo pačioj pradžiai, kad jau aš tada esu negeras. Nevertinčiau taip. Klausė Simonas Kairys. Ačiū už galimybę paklausti, tai gerbiamas kolega, keli momentai. Mums sakė, kad švietime baigsis chaosas, bus ramu. Sprogo tiesiog švietimas. Kultūra ir šitas sektorius tapo iš vis chaoso sinonimu. Dabar, kai jau jūs sakot, kad ir krašto apsaugoje bus ramu ir stabilu, atsiprašau, bet kol kas neina to patikėti, bet gal jūs padarysi taip, kad mes patikėtumėm. Bet aš turiu abejonių. Ir abejonių aš pirmiausia turiu dar žvelgdamas ne tik į FEGDO situaciją, bet, kaip premjerė sako, gynyba yra žymiai platesnis reikalas. Jūs nuo pat kadencijos pradžios buvote tarsi Nemuno Aušros ir Žemaitaičio advokatas. Buvo ne viena laida, ne vienam tiesioginiam ar kokiam eterį gulėt kryžium, kvestionavot konstitucinio teismo sprendimus dėl Žemaitaičio, visaip kaip aukštinot Nemuno Aušrą. Krašto gynyba prasideda nuo situacijos įsivardinimo viduje ir grėsmių supratimo. Nemuno Aušra ir Žemaitaitis iš esmės kasdien kvestionuoja vieną instituciją po kitos, jūsų minėtas Skardžius daro vieną auditą po kito. Gi buvom kovo 11-osios salėje kadencijos pradžioje, visi matėm auditą, puikiai suprantam situaciją. Nedaug laiko nuo to dar praėjo, aš nežinau, kiek krašto apsaugos ministerija spėjo kažką padaryti, kad vėl reikėtų kažkokio audito. Tai ar nėra pažeidžiamumas, jau nekalbant apie FEGDą, jūsų partijos pirmininką, bet ir konkrečiai per jūsų santykį su Žemaitaičiu, o gal jūs pakeitėt nuomonę ir dabar Žemaitaitį vertinat kaip grėsmę? Nes kai jūs žiūrite į opoziciją, kalbėdami apie biudžetą, jūsų pozicija kaip ministro ir biudžetas pirmiausia yra politinis veiksmas. Mes turime matyti, ar valdančioji koalicija egzistuoja, ar jai rūpi valstybė, ar dėl to įmes balsus. Nes jūsų favoritas Žemaitaitis pabrėžė, kad taip nebuvo koalicijoje tartas ir kad gynybos biudžetas turi būti maksimum ten iki 5%. Labai geri klausimai, ačiū. Aš neadvokatavau Žemaitaičiu. Mes turime koaliciją tokią sandarą, kokią šiandien turime. Ir aš kalbu apie koaliciją bendraja prasme, pabrėždamas, kad yra ir teigiamų momentų, pavyzdžiui, tas pats nekilnojamo turto mokesčio klausimas, kur Nemuno Aušra palaikė sprendimus. Be abejo, nepavyko gal iki galo įgyvendinti taip, kaip buvo suplanuota, tačiau Nemuno Aušra palaikė tos sprendimus. Ir tai yra faktas. Lygiai taip pat aš matau ir pono Žemaitaičio pasisakymus, kvestionavimus, kurie ne visada galbūt yra tikslus. Tad šitoj vietoje reikėtų vertinti labai objektyviai. Aš kalbu bendraja prasme apie koaliciją. Dabar, kas liečia grėsmės. Mes mėgstame labai tai interpretuoti. Grėsmė, nesaugumas, bet tai reikėtų paremti faktais. Ir aš jau bendravau ir su AOTD, ir su VSD, paprašydamas, kad jeigu mes turime grėsmių, jeigu mes turime faktinių aplinkybių, aš noriu apie tai žinoti. Ir visi, man atrodo, Seimo nariai norėtų apie tai žinoti. Todėl, jeigu yra kažkokios grėsmės, į ką mes turime faktiškai atsižvelgti, ne moraliai kalbant, ne interpretuojant, o faktais, prašiau, kad ta informacija būtų pateikta. Ir jeigu jinai bus pateikta, jeigu tokios grėsmės realios yra, mes tada galėsime daryti atitinkamas išvadas. Bet tai jūsų koalicijos partneris aiškiai prieš kelias dienas sakė, tokio biudžeto, kurių čia mums uždėjot skaidrės prieš ateinant, tokio nebus. Koalicijoje nebuvo tokios kalbos. Tai yra grėsmė ar politinis spaudimas, žaidimas? Tai va šitoj vietoj mes atsiribokim, kad tai yra politinė dalis, politinė virtuvė, Nemuno Aušros frakcija, ar tai vienas gal net žmogus, mes dabar vėlgi nežinom, nes kol kas mes girdime vieną žmogaus kalbą, kad jam atrodo, kad tai yra perteklinis biudžetas. Man atrodo, kad tai yra netgi per mažas biudžetas ir reikėtų dar daugiau. Tačiau mes turime tokias finansinės galimybės, kokias šiai dienai turime. Todėl
kiekvienas Seimo narys gali turėti savo nuomonę, visgi bendrai daugumoje tikiu, kad mes gebėsime apginti 5,38. Gerbiamas ministrė, bet čia ne žaidimai, čia šaudimas į kojas savo yra ir šiaip keista girdėti iš jūsų tokį numenkinimą, galbūt ne visada tiksliai išsireiškia Remigijus Žemaitaitis. Na, metai jau jūs bendradarbiaujate su juo ir tai yra viskas, ką jūs galite pasakyti apie jo saviraišką ir apie, tai, kas vyksta, kad tai yra viso labo politiniai žaidimai. Tai yra žaidimas su svarbiausia pagrindinė fundamentalia valstybės sritimi. Tikrai labai norisi, tokio pripažinimo, suvokimo. O dėl to, ką mano kolega Simonas Kairys minėjo, ne visai taip vėlgi. Jūs konkrečiai kvestionavote Konstitucinio teismo sprendimą tuo konkrečiu atveju, kalbant apie Remigijų Žemaitaitį. Tai nebuvo pasvarstymas apie nekilnojamo turto mokestį ir apie koalicijos veikimą. Labai konkretus atvejs, aš manau, jūs pamenat jį. Aš labai kiekvieną kartą aiškiai pasakydavau, kad aš nekvestionuoju Konstitucinio teismo sprendimo, jį pripažįstu ir gerbiu. Vitalijus Gailius. Ačiū gerbiama kolegė. Kolega, aš tiesiog girdėdamas jūsų atsakymus ir to paties žvalgybos įstatymo pateikimo projekte, tiesiog kolegiškai jums siūlau susipažinti su dviem parlamentinio tyrimo išvadom. Pirmoji išvada 2018 metų Seimo patvirtinta parlamentinio tyrimo išvada dėl Seimo narių interesų vėjo energetikos sektoriui. Ir ten yra tikrai nemažai duomenų apie interesus, apie poveikį, apie atstovavimą arba apie ryšį su kaimininėm šalim. Tai būdamas netoli to sektoriaus susipažinkit su šitą išvadą ir žvalgybos įstatymo pateikimo kontekste norėčiau pasiūlyti jums susipažinti su parlamentinio tyrimo išvada dėl žvalgybos institucijų įtraukimo į rinkimų procesus. Ten taip pat aktualu, kadangi jūs, kaip ministras, vadovaujate sistemai, kurioje yra žvalgybos institucija. Aš neklausiu jūsų, kokie bendrieji principai taikomi žvalgybos institucijom, žvalgybai, vadovaujant žvalgybos įstatymų, nes tiesiog laikas trumpas, jūs dar net nebejoju, nesusipažino su žvalgybos įstatymu. Tai va, tik tai priminsiu, kad šitam kontekste pateikto projekto reikėtų atkreipti dėmesį į bendruosius, o vėliau ir į specialiuosius žvalgybos įstatymę apibrėžtus principus. Tai yra teisėtumas, pagarba žmogaus teisėm ir laisvėm, visuomenės intereso viršenybė ir atskaitomybė žvalgybos užduotis formuojančiam subjektam. Tai tuomet mes pamatysim, kad iš tikrųjų teikiama žvalgybos įstatyme tie principai neišpildomi. Tai kalbam apie du principus, apie žmogaus teisės ir laisvės. Kiti uždaviniai, kurių siekiama šito projektu, aš juos palaikau, sveikinu ir jeigu kažkam kyla klausimų dėl žvalgybos institucijos ir sprogmenų, man tokių klausimų nekyla, man sankcionavimo tvarka. Tai va, tai šitas projektas prieštarauja bendriem įstatymo principam. Tai koks jūsų santykis su žmogaus teisėmis? Santykis mano su žmogaus teisėmis, tai kad aš ir pats žmogus ir pats noriu teisų turėti, kurias būtų atsižvelgiama. Aš suprantu, apie ką jūs sakote. Tai čia bus tikrai sudėtinga diskusija, nes yra laikmetis, yra poreikiai ir aš girdžiu, ką jūs sakote. Tai tą diskusiją mes tikrai turėsime ir nebus čia taip viskas paprasta, kaip norėtume, kad būtų paprasta, bet manau, kad rasime sprendimą šitoje vietoje. Ministrė, pabaigai paskutinis klausimas, bet labai konkretus. Svarstymas biudžeto jau bus kitą savaitę Seime. Kiek balsų valdančiojo koalicijoje turite už 5,38%? Kiek? Pirmą kartą lankausi dabar Seime pas jūs po to, kai prisiekiau ministru. Taip kad labai konkrečiai atsakau, kad turėsime tiek balsų, kad gynybos biudžetas būtų apgintas.
Ačiū, sėkmės. Nereikia. Ne, nereikia.